Labas Lietuva. Naujas bolidas, Perikupo dienoraštis, antra serija. Tai žodžiu, šiandien ekrane BMW 61, 2,5 dizelis, automatas 105 kW, faceliftas. Mokėta 2400, dėžės defektas, puslė buvo sugedus, tai tas dalykas jau sutvarkytas, važiuoja gerai. Technikinė metam, toks tikrai gyvas, tai paskui apeisiu ratu, parodysiu dar kokių defektų yra. O mano misija labai paprasta šiandien, tai padaryti jį rinkai patrauklesnį, gražesnį, biškį pakelt kainą, negu parsiduočiau tokį stokinį ir žiūrėti, kas gausis. Tai va, tiek. Kas bus daroma, permesiu toliau, ant sekančio biškį epizodėlio. Tai va, o daug čia jam nereikia. Biškį apdaila, biškį ratai, kiti ir viso, kitas bembas. Tai va, gerai, tada šokam, ką einu ratu, rodau, kas čia kaip ką jis čia turi ir pažiūrėsim, kas čia finale bus. Nu, o jisai turi ką? Turi biksenoninius žibintus, Dynamic Drive'ai, ilgų šviesų asistentą turim, juodas salonas odinis, neišperstas, neištrunyjas dar. Toliau turim šildomas sėdynės, didįjį teliką, panoraminį stogą, kad mergaitės gale žvaigždutės matytų. O daugiau ką, reikia sparną galinį persidažyti, iškeltas. Tikrai kažkada bus dažytas, spėju, galinio dangčio čia ir čia apdelė. Tai va tokie dalykai. O pagal kėbulą valstybinis numeris. Tai va, šitie ratai keisis. Tai šitie ratai R17 su dar biškį turi mėsos sezonui. Parsiduoda už 100 eurų, jeigu kam reikia. 4 ratai su padangom. Čia priekį matau Mišelinas. Toliau abudu bamperiai pilni su visko, su priešrūkais, grotus, kepurėlės, nu viskas žodžiu. Su slenkščiais visas komplektas 100 eurų. Jeigu norite atskirai, kainą susitarsim. Detalės bus Kaune. Ne problema siųsti. Tai vaiką Instagramą pridėjęs, rašot. Duosiu numerį, skambina, susimatysim. Parduosiu, kam reikia. Toliau savininkas galvojo, kad tas dungdesys toks, kur buvo nuo puslės, tai galvojo kardanas. Kardaną įdėjo, tai irgi jeigu kam reikia, galiu parduoti. Siūlot kainą, tikrai parduosiu mažiau rinkos kainos negu šrotos ar kažkur, nes man tiesiog įsivaliosis. Tai irgi jeigu kam reikia, tikrai prašom. Ką turim? Štorkytę turim. Tvarkingai, aišku, cheminis po visų darbų. Ir žiūrėsiu, gal poliravimas dar bus reikalingas. Dangtelio dabar nėra, nes nuvežti dažai gamint. Toliau, ką žinau, bemas kaip bemas, nu ką. Universalas, talpus. Šiaip apibendrinus visą toliau kėbulą, be šitų detalių, tai tikrai geras. Ne kažkoks sulakstytas, išdaužytas ir taip toliau. Tai va. Impakas, kitos smulkmenos sušveistos. Bamperiukas, kur daugiausiai buvo špakliuota, tokios pavadinkim testinės vietos, poros sluoksnių prasigruntavau, grunto nebeturiu. Šiai akimirkai, tai varau gruntą pirkt ir tada absoliučiai viską gruntuoju, šveičiu, dažau. Nu ir ratai irgi prasišveičiau, susigruntavau. Ir tiek, tai varau gruntelio ir viskas gruntuoju, džiūna, šveičiu, spalva, lakas, ir tada ką, linksmioji dalis, viską susikraut, įsivalyti, susidėti, žiūrėsim, kas šito pitakėlio projekto gausis, kol kas. Tai va, nusidažė detalės, kaip ir minėjau, ratlankė R18. Grotelės, difuzoriai, šnervės, visa kita, viena juoda gražia spalva. Viskas pavyko puikiai, nusidažė gražiai, tvarkingai. Vešiu montuoti padangėlės ir viso. Tikrai atsigaus bemukas. Nu, nežinau, mano skoniui juodi ratai prie sidabrinės ar prie juodos mašinos tikrai žiūrisi, bet skonis draugų neturi kiekvienam spręsti. Buferį irgi gerai nusidažė viskas. Čia, kur buvo trūkę, įsirinko. Čia irgi viskas įsirinko.
Nusidažė, susidėjau parkus, dangtelius, viskas atitinka, liuks surinkti pilnai dabar grotelės, viską ir montuoti ant automobilio. Galinis irgi viskas puikiai gražiai pagal planą, žodžiu. Gaila tik tai šaltas sezonas. Tas dizelinis mano sugedo biški kotais. Reiks ardyti žiūrėti, kas ten yra, tai su šita panelė raketą reikėjo dažyti. Tai kaitina gerai, bet ir dulkės kelia, bet vis tiek bamperį, manau, prašysis poliravimo, tai dulkės nebėda. Tiek žinių, tai va hebrytė. Tokia misija, žodžiu, padaryti jį gražesnį, pažiūrėti, kas čia bus, nes planas buvo toks, kad jeigu aš jį nuperku su tuo defektu, sutvarkau ir parduodu tokį, koks yra, nu, tai ten primečiau plius minus, nu, būčiau kokius ten, kaip pavyzdys, 300-400 uždirbęs, bet bandysiu max dabar įspaus būtent iš šito modelio, iš to projekto, tai sudėtos bamperius, užmestos ratukus, išvalyti viską padaryti ir įsivertinsiu tada, ar apsimoka investuoti daugiau, dėti savo darbą, nes viską dažau pats ir uždirbti, tarkim, išdvigubinti visą tą maržą, pavadinkim, ar geriau nupirkai, kažkas ten pušlę, kaip pavyzdys, padarė, sutvarkė, uždirbti mažiau, bet nevarg. Tai vat, pačiam įdomu, jeigu jums įdomu irgi viską pamatysite, tai visą matematiką sudėsiu vidosiko eigoj, nes dabar čia ką pasakosiu, vis tiek nei jums įdomu, neatsiminsim. Tai va tiek, tai ką sakiau, jo, ratai anie parduodami, anie bamperiai su slenkščiais parduodami, o mano misija toliau ką, viskas, varau pas montažniką. Kviečiu draugelį surinkėję, biškį padės su tuo MPAK uždėjimu visu. Tai va, einam krauti, viską dėti ir žiūrėsim finalę, koks šitas bimbukas gavosi. Ir kiek čia tų pinigėlių išės užkalt. Ir išdvigubinsim visą samatėlę ar ne. Tai viskas, varau dirbti ir žiūrim, kas bus. Viskas, pitakėlis baigtas, nebuvo kažkoks didelis projektas, tiesiog mašinytė atsigavo, pagražėjo, bandysim pliusint, kalt pinigą, statyti rūmus ir taip toliau. O jeigu rimtai, tai ką, kaip ir matot, ką žadėjau, tą padariau, šitas galinis sparnas čia, kur rūdis buvo sutvarkyta. Galinį dangtį irgi visą persidažiau, čia rūdelė ištraukta, MPAKas visas nusidažė, ratukai nusidažė, viskas susikrovė, nusiplovė, vaizdas geresnis, prekinė išvaizda yra. Tai va dabar, kas dėl pinigų šnekant, nupirktas jisai buvo už 2,4 jo, žodžiu, MPAKas, ratukai, padangos, toliau dėžiai, tą pušlę reikėjo tvarkyti, nu žodžiu, su viskuo, su visais niuansais, tepaliukai nauji, su visais niuansais jisai atsistojo man 3,5 tūkstančio. Jo, nes anie ratai parsidavė, senas bamperis parsidavė, nu šitie irgi pasikeitė visos raidelės tos. Tai žodžiu, 3,5 euro įmečiau į
į tą Facebooką už 4,5, bet nuo tos sumos man dar pardaviminės skaičiuosis PVM-as, nes ant įmonės jis yra užkabintas. Tai žodžiu pliuso bus, bet viską dar daug ką atims PVM-as mūsų. Tai va, panoramkė veikia, viskas veikia. Nu, žodžiu, finale ką galiu pasakyti, kad daugiau tokių projektų nedarysiu. Čia net ne projektas, mini projektas, nes darbo nemažai iš tikrųjų. Tokį kaip tos bumperius surasti irgi yra ką veikti. Jos paruošti viską, nu žodžiu, darbo daug, dulkių daug. O pinigų atžvilgių nepasakyčiau, kad čia daug kažką išgroji, nes tikrai galima nupirkti kažką, kaip mano ta rinka, vadinu, iki 1,5 štukos. Nupirkai už 4-5, pravarai technikinę, aptvarkai, padarai 1000 viršaus. Pardavėjai 400 kokie lieka, 3-5 ir tu neapsikrauni, ta prasme. O čia, pavadinkim, po mokesčių, po visko, nu bet čia mano klaida, kad ant įmonės kabinau. Tai žaidi darai, bet panašiai liks tas pats. Ir prekė sunkesnė, nes yra didesni pinigai, tai yra atsakomybė didesnė, nes parduosi, kažką prasideda ten. Sugedo, tvarkyk, duok pinigų, nu žodžiu, viską žinom. Tai va, tai reziume, aš lieku tada prie... Tokį projektą darau nebent, kada ateina vėl noras pasikuis prie kažkokio parašymo, padažymo, nu tokį kažką šauna į galvą iš tokio paprasto, pavyzdžiui, padaryti kažką biškiai gražiau. Tai jo, tokių jų bus tikrai. Ateityje bus dar įdomiau, bet reikia biškiai išlaukti patalpos. Nu, sąlygos turi visiškai keistis. Nes tam garažiukai, ką dabar darau, tai kas įmanoma tikrai pasidarau, man užtenka, bet kažkokiem super mega didesniem projektam, remontam, ne, aš tiesiog neįveiksiu jų. Tai o taip belia kaip daryti irgi nesąmonė. Nu tai va ką, viskas, tada matematiką pasakiau, kitą video dar pasakysiu, už kiek tiksliai aš jį pardaviau, už kiek pavyko, kiek čia užsipliusinau ir žodžiu, minuso nebus, lygių nebus. Pliuso bus, bet darbo irgi buvo, tai pavadinkim, tokių jo gali pasimti, jeigu nori, kaip sakyti, 10 triperių nusipirk ir vieną tokį kažkokį įdomesnį variantą. Tai va. Nu ką, ačiū uždėmesį, varom toliau, sekantis vidosikas bus jau su triperiukais. Ir dar vienas bus, jo, biškai dar toks įdomesnis. Tai nutyliu, dar nieko nesakau, žiūrėsiu, kurį čia pirmą mes ar su triperiukais, ar tą įdomesnį. Su Mersais, jo, ten yra žmogus vienas komentuoja, kiti rašo, tai žodžiu, Mersai bus chebrytė, bet abudu Mersai tiek Banga, tiek Celcam džinas išvežti į kaimą, angaruose žiemoja, bet laukiu va tokių orų kaip šiandien, kad švaru, gražu ir lėksiu kaimą, padarysiu už tą vidosiką apie tą džiną, apie tą banginį. Bangą gal galvoju pasilikti pavasariui, o gal ne. Matysiu, žodžiu, daug minčių, daug norų, visų reikia suspėti ir tiek žinių. Viskas, mažiau kalbų, iki sekančių, krentam toliau kažką dirbti.